Labas visiems, kas supranta ir kalba lietuviškai. Pristatau projektą, kuris vadinasi Žmogus tai labai paprasta arba veika filosofija. Projekto tikslas išsiaiškinti, kodėl žmonių pasaulis klaiki vieta ir ką reikia daryti, kad situacija pasikeistų. Instinktas. Instinktas yra gamtos ar kūrėjo žmoguje įdiegta gyvenimo eiga. Žmogus vidutiniškai gyvena apie 80 metų, metai turi 12 mėnuo turi apie 30 parų, para 24 val. Pagal dabar visuomenėje nusistovėjusią tvarką, žmogus per parą vidutiniškai 8 valandos. Miega 8 valandos. Dirba 8 valandos. Būna namie arba kažkur, visi tie paros veiksmai, kurie kartojasi sekančią parą, yra valdomi instinktų. Pagrindinė instinkto užduotis - nurodyti žmogui, ką privalo daryti, kad išgyventų ir pasidaugintų. Mes žinom, kad instinktą turi visi gyvūnai ir net augalai šioje planetoje. Dažnai jie sugeba tai, ko nesugebame mes. Tai kada mes, būdami paprasti gyvūnai, valdomi instinktų, tampame žmonėmis. Tarpuose tarp miego, sekso, valgymo mes turime truputį laiko. Tuose laiko tarpuose galime pramogauti, tobulėti, siekti tikslo, naudojant savo didesnį, nei kiti gyvūnai turimą, loginį mąstymą, tai yra loginį protą. Gaila, bet šią puikią žmogaus savybę išnaudoja tik nedaugelis. Kad pastatyti namą, užauginti vaiką, pasodinti medį, pilnai pakanka instinkto, truputį pridėjus savo ir tėvų sukauptos ir perduotos patirties.